Kada bandai kurti bet kokį verslą, savo klaidas turi valgyti pusryčiams. Jūs nepatikėsite, kiek šioje planetoje yra gerų žmonių, praėjo savo sunkų kelią, norėtų jums padėti to nepatirti. 5 top klaidos, kur žmonės padaro, tai blogas co-founderių pasirinkimas, per vėlyvas įėjimas į rinką, finansinis neraštingumas ir prastas planavimas, feedbacko nesiklausimas ir dar kažkas tai ką pamirštu ir aš visas šitas klaidas esu padaręs. Sveiki, mėly draugai, esame Baltic Sandbox Ventures komandos dalis. Esu Andrius Milinavičius. Esu Eglė Šanskaitė. Esu Dominikas Milašius. Mes esame išskirtiniai tuo, kad padedam būtent gilių technologijų ir gyvybės mokslų inovatoriams pradėti savo startuolių kelionę ir karjerą. Tai jei esat medikas arba tyrėjas, bet turite idėją garaže, tai ateikit pašnekėti. Technologijų vystimas ir apskritai toks dalykas, ta kelionė, kol iš tavo technologijos virsta produktas, kuris užkariauja pasaulyje, visuomet sutiks Eglė su manimi atrodo labai sudėtingas dalykas, tačiau mes gyvename tiesiog labai stipriai konkurencingame pasaulyje. Konkurencingame pasaulyje, kuriame greitis yra viena iš pagrindinių dedamųjų tam, kad tu taptum sėkmingu. Ir tikrai nebūtina visko žinoti pačiam ir tikrai nebūtina visko daryti iš karto. Kartais tu tiesiog gali kreiptis į tuos, kurie gali tapti tavo ilgalaikiais partneriais, turinčiais tą pačią viziją ir tą patį tikslą. Aš manau, kad mes esame vieni iš šių partnerių. Kodėlgi mes dažniausiai norime bendradarbiauti su mokslo institucijom? Mokslo institucijose įsikuria ir pradeda kurtis būtent išskirtinės inovacijos, kurios yra paremtos pačių mokslininkų, tyrėjų gautais rezultatais. Kai dažnai mes iš tikrųjų diskutuojame ir kalbame su potencialiais pradedančiais startuoliais, mes matome vieną esminę galbūt dedamąją, kuri labai dažna jų tikrai liečia. Tai taip vadinamas permąstymas arba populiarėjoje anglų kalboje vadinamas overthinkinimas. Mes jumis tikime ir mes žinome, kad jūs fundamentaliai tiesiog esate linkę save kvestionuoti, o tam, kad iš tikrųjų pabandyti sukurti kažką perspektyvaus, permastyti galbūt netiek daug ir reikia. Tai aš gal siūlau pradėti nuo Eglės, kadangi jinai išaugo iš Saulėtekio slėnio, mokėsi čia gyvybės mokslus, neurobiotech dalykus. Biophysics. Ir, žodžiu, dabar tu tą savo supratimą apie mokslą atsinešai į rizikos kapitalo fondą. Ar kad nors buvai pagalvojus, kad tavo karjera taip susidėlios? Nebuvau pagalvojus, bet buvau svajojus, nes kokiam antram kursui supratau, kad manęs gal tiek netraukia būti laboratorijoje, bet traukia būti šalia gyvybės mokslų ir padėti būtent gyvybės mokslams išeiti iš laboratorijos į tą platųjį pasaulį, kurie galėtų tas savo žinias, atradimus būtent pritaikyti jau žmonėms, kad jiems būtų gyvenime geriau, lengviau, kitą kartą ir įdomiau. Tai labai džiaugiuosi būtent atradus šią vietą. Tenka daug bendrauti su jaunais mokslininkais ir man atrodo dar visai neseniai jaunas žmogus studijuojantis doktorantūrą turėdavo pasirinkimą arba tą doktorantūrą pabaigti ir eiti į labai siaurą sritį ir dažniausiai tas siauras sritis tai yra 2 dideli darbdaviai Lietuvoje, ypač iš GMC, arba keisti karjerą, eiti programuoti ir labai daug doktorantų iš tikrųjų meta doktorantūrą dėl to, kad nemato tenai kelio galo, arba eiti dirbti kitokius keistus darbus, kad prisidurti prie viso to, ką jie daro. Ir man atrodo dabar bendraudami su šitais jaunais žmonėm, mes stengiamės jiems parodyti, kad mokslo paremta entrepreneurystė irgi yra kelias, kurį jie gali apsvarstyti ir kad mes pamažu kaip Lietuva susikuriam tą infrastruktūrą padėti jauniem, protingam žmonėm, kurie savo mokslą nori išnešti iš laboratorijos arba, jeigu tai yra inžinieriai, iš garažo į komercijos pasaulį. Tai tokius žmonės bandom surasti ir duoti jiems pagalbos tiek iš mokslo, tiek iš verslo pusės. Kiekvienas iš mūsų matome daugybę problemų aplink mus, tikrai matome daugybę galimybių ir dar labiau mes kartais pagalvojame, kad tai kažką konkretaus, ką žinau aš, tai yra niekam neįdomu. Tai iš to vietoj mes iš karto norime sustabdyti ir pasakyti, kad viskas yra tikrai labai įdomu, jeigu galima atsakyti į klausimą, kam to reikia. Nu čia ir pradėsime. Pradėsime nuo to, kad mes tikrai kartu galime visuomet padiskutuoti, kiek tai yra perspektyvu,
ką tai galėtų duoti visuomeniai, mūsų šaliai, galų gale visam regionui ir visai planetai. Ir jeigu kartais atrodo, kad tam, kad sukurti kažko didelio, reikia milžiniško pastato, tai mes norime pasakyti iš savo patirties, kad tam reikia tiesiog labai didelio noro ir truputį bandymo suprasti, nuo ko visą tai pradėti, kokiame etape esi šiandieną, kokie etapai tavęs laukia ateityje ir kaip strategiškai, protingai ir labai optimaliai pabandyti išsikelti hipotezę ir kuo greičiau ją patikrinti. Aišku, visų pirma, kadangi mūsų fondas yra specializuotas deep tech'o srityje, tai mes turim pasižiūrėti, ar yra intelektinės nuosavybės potencialas. Ir vienas iš dalykų, kurių klausiam, tai yra palyginti savo aplikantų į mūsų fondą arba žmonių, su kuriais šnekamės technologiją, su taip vadinamoju state of the art, kas yra geriausias klasėje sprendimas. Ir mes prašom, kad jie paaiškintų, kaip jų sprendimas eina beyond state of the art, tai nueina toliau, arba kaip tai pakeičia dabartinį vadinamą golden standard. Bet čia visame tam yra daug teorijos, ar ne? Tai labai svarbu žiūrėti į komandą, labai svarbu žiūrėti į jų interdiscipliniškumą, žiūrėti, kad jie kartu žiūri tą pačią kryptim ir svarbiausia žiūrėti, ar jie gali executinti ir ar turi tą vadinamąjį bias to execution. Ir šitoje vietoje mes kaip fondas ir akceleratorius, kuris tuo pačiu metu turi ir inkubavimo programas, turim prabangą pasitikrinti tuos žmonės, su kuriais norime dirbti. Tai reiškia, kad inkubavimo arba akceleravimo programų metu mes skatiname žmonės testuoti ir suformuluoti hipotezes. Pavyzdžiui, jeigu kuri kažkokį tai IP paremtą sprendimą, ar jo kažkam reikia. Vienas pavyzdys buvo paskambinti į vieną papildų gamintoją šalia Kauno rajono ir išsiaiškinti, ar tam tikra 3D printed kapsulė galėtų būti naudojama to fabriko plėtros planuose 3 metai nuo dabar. Ne? Kiti pavyzdžiai yra paskambinti ligoninėms, pabandyti parduoti softą, kurį žmonės nori padaryti vital kažkokios medicininės diagnostikos srityje. Kitas kelias tiesiog pašnekėti su pacientais, ar jie sutiktų savo duomenis duoti, jeigu būtų kuriamas naujos kartos diagnostikos sprendimas paremtas facial features arba retina skanu, ar ne? Ir tiesiog davus tokias konkrečias užduotis entrepreneriam ir pamačius, kaip jie su tais namų darbais elgiasi, gauna kartais teisingus atsakymus, kartais negatyvius atsakymus, bet ką jie su to padaro toliau, kaip jie iškelia naują hipotezę ir kaip jie pamažu pradeda judėti kaip entrepreneriai tą kryptį, man atrodo, yra tas dalykas, kaip mes tikrinam, ar idėja yra verta potencialo, ar turi to potencialo ar ne. Ką man teko pačiai pamatyti, tai yra labai ilgalaikis pergalvojimas savo idėjų, savo veiksmų, ar jie tikrai yra teisingi, ar jie tikrai tave nuves link atradimo, išradimo ar tų pačių norimų išvadų savo mokslinėme tyrime. Ir dažniausiai tai turbūt galima vienu žodžiu apibūdinti, kas yra perfekcionizmas, manimas, kad reikia viską daryti pilnai tobulai 100%, prieš tai, kai tu parodai tai pasauliui. Nors dažniausiai užtenka turbūt būti padarius tikrai 80% ar gal netgi mažiau, kai jau gali pristatinėti tą savo idėją kitiems ir siekti aplinkinės pagalbos, su kuria ir pasieks tą 100%, kurio tiek noris pasiekti. Mano manom, dažniausiai mokslininkai yra užsidarę savam burbule ir tos pagalbos ieško iš vyresnių kolegų, kurie jau yra ilgą laiką praleidę tyrimuose, laboratorijose, tyrint panašią sritį, tai ką tyria šiuo metu doktorantai arba ten po jau doktorantūros esantys žmonės ir pasilikę akademijos pasaulyje. Ir jie visi yra labiau orientuoti į mokslinį atradimą ar mokslinę naujovę, kuri ir lieka moksle, bet nėra atiduodama pasauliai, kad tai gerintų aplinkinių žmonių gyvenimą. Ir jeigu tokia mintis yra ateina, tai dažniausiai jinai yra pamirštama, nes niekas nepagalvoja, kad atsirastų žmonių, kurie į tai investuotų, atsirastų žmonių, kurie tai padėtų įgyvendint, planuodami visą kelią nuo tos pačios idėjos, kažkokios minties sėklos galvoje iki pat išėjimo į rinką. Ir būtent rizikos fondai ir akceleratoriai tai mes ir darom. Tai tik statant to, ką Eglė atsakinėjo, tai labai svarbu sulieti burbulus. Ir jeigu esi užsidarę savo burbulę, ar tai būtų akademija, ar tai būtų medicina, ar tech pasaulis, tam tikrų metu atsiranda ribotumas. Ir dėl to reikia iš savo burbulo išeiti ir juos susilieti ir bandyti susitikti su kitaip mąstančiais žmonėmis ir pasižiūrėti, ką galima kartu sunešti į tą vadinamąjį suneštinį potluką ir kartu gaminti. Ir vat vienas iš mūsų
fondo veiklų yra būtent skatinti šitą tarp sektorinę bendradarbiavimą. Ir jeigu žiūrim į pasaulinius standartus, ar tai būtų Entrepreneur First Londono, ar tai būtų Silicio slėnio akceleratoriai, visur principas yra toks pat. Sudėti protingus žmonės kartu, tarp tų protingų žmonių identifikuoti tuos, kurie labiau mėgsta galvoti ir tuos, kurie labiau mėgsta daryti, bandyti skatinti juos formuoti komandas, testuoti hipotezes ir žiūrėti, kaip jiems tas testavimas sekasi. Ir jeigu tada sekasi, tai skatinti toliau, jeigu nesiseka, klausti jų klausimų, kodėl jums nesiseka ir ką jums reikėtų daryti kitaip, kad pradėtų sektis. Tai čia naujo dviračio išradinėti tikrai nereikia, tiesiog reikia su tuo talentu, kuris galbūt dar apie tai nežino, toliau ir dirbti. Mes kartais susikuriam labai daug stereotipų, kodėl nedaryti kažko. Labai įdomus pavyzdys buvo, šnekant su viena komanda ir jie sako, tai mes dar nesam verslo plano pasirašę. Ir aš sakau, ką jūs turite omeny verslo planus. Tai sako, mums sakydavo, kad reikia 40 puslapių dokumento, kuris yra verslo planas, kad mes galėtume matyti pas jūs pašnekėti. Kiti žmonės sako, neturim pitch decko. Tai kartais nereikia. Jeigu turit inovatyvę idėją, prie kurios bent truputį esat padirbėję, bent truputį, ir mato tą vadinamą tractioną, arba mato, kaip ta intelektinė nuosavybė gali būti iškelta iš tyrimų į praktinį aplikavimą, ateikit pasišnekėti. Niekada ne per anksti ir geriausiu atveju mes sakysim super, matom, kaip su jumis dirbti ir kaip su jumis galima dirbti iškart. Blogiausiu atveju sakysim, sorry, ne mūsų tema, o dažniausiu atveju sakysim, žiūrėkit, mums būtų labai įdomu su jumis dirbti, jeigu ABC. Ir tada duotume namų darbus, ką ta komanda galėtų padaryti per ateinančius 3-6 mėnesius, kad įrodyti mums, kad jie juda teisinga kryptimi. Tai visi šie formatai tikrai nėra blogos situacijos ir bet koks jaunas entrepreneris, ne amžiumi, bet patirtimi, tikrai gali mus kreiptis ir gauti šitą įvertinimą. Keliaukime prie visų mėgstamiausias mūsų podcast'o rubrikos, Dominikai, tai yra dažniausiai kartojamos klaidos. Pradėkime nuo pirmosios. Tyrimai. Mokslas be tyrimų yra neįmanomas ir tos dvi magiškos raidės kiekvienam šiek tiek mokslo čiupinėjusiai žmogų visuomet ir žavi, bet ir tuo pačiu gazdina. Kodėlgi visą tai gali pasirodyti baisu? Taip gražiai suformulavai klausimą ir aš dabar labai blogai jausiuosi, nes noriu filosofiškai pažiūrėti šitą klausimą. Važiuojam, galim filosofinį kampą iš pradžių griebti, o paskui perkeliauti į kažką kitą. Lietuvos įdirbis socialinis yra toksai, kad klaida tai mums gėda. Ir mes kartais dedam lygybės ženklą, kad negalim kalbėti apie tą klaidą ir visą kitą. Man atrodo, labiau klaida yra pamoka. Ir turim blogų žinių tiems, kurie nori būti entrepreneriais arba kurie yra entrepreneriai, tai kada bandai kurti bet kokį verslą, tai savo klaidas turi valgyti pusryčiams. Ir tai tampa kiekvieną dieną norma. No one said it's gonna be easy. Jo, tai tikrai nėra easy. Ir tiesiog tas bias, muscle, raumens auginimas yra toks gražus terminas uncertainty tolerance. Tai yra tolerancija nežinomybei. Ir būtent šitą raumenį entrepreneriai turėtų auginti ir būtinai daryti klaidas ir tada iš jų mokytis. Tai vėlgi hipotezų testavimas tuo pačiu yra paremtas. Tai mano paties kelioniai, ten sako, yra 5 top klaidos, kur žmonės padaro. Tai blogas co-founderių pasirinkimas, per vėlyvas ėjimas į rinką, finansinis neraštingumas ir prastas planavimas, feedbacko nesiklausimas ir dar kažkas tai, ką pamirštu. Ir aš visas šitas klaidas esu padaręs ir tiesiog apie tai dabar galiu drąsiau kalbėti, nes jau pragyvenau visą tai ir išventiliavau. Ir tiesiog kitiem jauniem entrepreneriam reikia irgi priminti, kad nieko blogo, jeigu padarai klaidą ir greičiau prisipažink, kad tą klaidą padarai ir eik pas kitus žmonės, kurie tą klaidą yra padarę anksčiau negu tu ir paklausk, kaip jiems sekėsi su tą klaidą susitvarkyti. Čia mano vienintelis patarimas. Absoliučiai tau pritariu, klausti ir klausti. Mes tikrai gyvename pasaulyje, kuriame kartais atrodo, kad kodėl man žmonės turėtų padėti arba kodėl tam žmogui tai turėtų rūpėti. Jūs nepatikėsite, kiek šioje planetoje yra gerų žmonių, kurie net ir praėjo savo sunkų kelią, kaip minimum norėtų jums padėti to nepatirti, nes puikiai prisimena, ką tai reiškia, kai tu tikrai nežinai. Dar viena klaida, kai mes kalbame apie R&D arba tyrimus, tai kad mes tik fokusuojamės į raidę R, teisingai tyrimus, bet pamirštame labai svarbę raidę D, development. Bet šioje vietoje mes tam ir egzistuojame. Baltic Sandbox Ventures iš esmės labai nori jums padėti suprasti ne tik ką toliau su to tyrimu daryti, bet ir kaip tas taip vadinamas developmentas galėtų būti maksimaliai greitai įgyvendintas. Tiesiog reikėtų atvirumo, nebijoti ateiti pasikalbėti ir mes visi kartu pasižiūrėsime. O galbūt mes jau turime komandą, kuri turi D raidę, bet neturi R raidės. Šitoje vietoje, Andriau, aš tik noriu į kamerą pasakyti tai, kad ką
kartai žmonės, klausydami, ką mes šnekam, galvoja, kad mes nemėgstam mokslininkų. Mes mylim mokslininkus, kurie daro fundamentinius tyrimus ir mes labai gerbėm jų akademinę profesiją, akademinius pasirinkimus ir mes tikrai manom, kad per 10 metų Lietuva laimės Nobelį. Mes tiesiog norim paskatinti mokslininkus, kurie daro fundamentinį mokslą, kartais, kad jie atsiduria kryžkelės ir galvoja, ar man tęsti savo temą, ar rašyti naują projektinį grantą, kurio iš manęs prašo Europos Sąjunga, o galbūt dirbti su tuo, ką aš jau esu padaręs ir nešti į rinką, paprašom pamastyti ir apie paskutinį variantą. Ir jeigu jūs niekada nenorite įti į rinką, viskas su tuo yra ok, bet jeigu netyčia jūs esat verčiami savo institucijos ar grantų ar projektų ar kažko tai keisti temą, kurią tyrinėjate, pagalvokite, o gal yra kažkas, ką galima komercializuoti, kas turi tarptautinį potencialą. Tai čia yra labiau mūsų tas vadinamasis approachas ir tikrai mylim ir mokslo ir akademiją. O kada, Dominikai, reikia kurti įmonę? Atsakymas paprasčiausias būtų UAB kurti vėliausių įmanomų metu. Aš manau taip, kad žmonės kartais labai sureikšmina tą klausimą apie UAB. Kai UAB yra toks paprastas techninis klausimas, kad nereikia overthinkinti šito dalyko. Taip. Reikia tiesiog susidėlioti mintis, testuoti, žiūrėti, ar turi įžvalgą ir visą kitą. Ir tada pamačius, kad turi įžvalgą, kurios niekas kitas neturi arba kur yra vertinama rinkoje, pamačius, kad turi komandą, su kuria tą įžvalgą gali paversti produktu, tada gali pradėti galvoti apie visas administracinės problemas, iš kurių UAB įkūrimas yra vienas. Kitas dalykas... Neskubėkime jungti tų kaštų pastovių. Taip, bet kitas dalykas, apie kurį reikia galvoti, kuriant UAB, tai yra intelektinė nuosavybė ir kam ta intelektinė nuosavybė priklauso ir ką su jie toliau daryti. Tai pavyzdžiui, žmonėms, kurie iš universiteto kuria įmonę ar ne, yra taikomas pumpurinių įmonių standartas, tai spin-offai vadinamieji, ir tiems spin-offam tada yra taikoma tech transfero sąlygos. Tai va šitoje vietoje tas UAB kūrimas pasidaro ne tik administracinis klausimas, bet kartu ir strateginis klausimas dėl IP. Bet vėlgi, šito dalyko nereikia overthinkinti, o tiesiog pasižiūrėti, koksai standartas, kas daroma ir kaip tavo draugai daro. Ir geriausias, man atrodo, mokymo modelis yra, kada entrepreneriai iš entreprenerių mokosi ir akademikai iš akademikų mokosi. Čia. Be abejonės. Ir vieni iš kitų, nes reikia tą burbulą skaidyti. Be abejonės. Dar vienas galbūt dalykas, kuris kartais atrodo labai sudėtingas ar labai pavojingas, arba kuriame yra daromos klaidos, tai yra kaštai, kaip įsivertinti kaštus ir potencialų kapitalo poreikį. Tai matyti, pirmoji taisyklė būtų žinok, kas esi, žinok, kur eini, žinok, kokiame etape esi ir ko tau reikėtų, kad tu pasiektum kitą etapą. Suprasti globaliai suprasti visą savo kelionę yra labai geras dalykas, tačiau nepermastyti pernelik toli irgi yra teisingas dalykas. Viską pyragą reikėtų valgyti etapais teisingai, po vieną kąsnį. Dėl to rizikos kapitalo ta hierarchija ir tokia yra etapiškai susiformavusi prie Series A. Iš tikrųjų, tai šitie etapai yra paremti tam tikromis užduotimis, kurias entrepreneriai turi įvykdyti, kad galėtų eiti toliau pas kitus investuotojus ir skailinti arba plėsti savo verslą. Tai ar jūs prie seed reiktų įsigilinti, ko iš jūsų yra tikimasi ir ką jums reikia padaryti, kad įrodyti, kad jūsų ta kažkokia tai unikali įžvalga gali veikti rinkoje ir gali būti norima, gali uždirbti jums pinigus ir gali būti skeilinama, ar ne? Tai vėlgi, aš manau, ateikit, pasikonsultuokit su rizikos kapitalo fondais. Lietuvoje tikrai užaugo ekosistema per 10 metų, suprantam, kas yra prie seedas, ko reikia, ir taip skiriamės nuo tokių ekosistemų kaip UK ar US, bet čia yra mūsų stiprybė, kad tai, ką US arba UK mokslininkai gali padaryti su 7-ženkliu, 8-ženkliu biudžetu. Jo, bet 2 milijonų nelipa iš lopos, mes jau galime būti šviesmečiais toliau nukeliauti. Jo, mes kartais galim tai padaryti paprasčiau, nes turim tą tokį frugal mindset. Ir yra labai įdomių mąstymo apie tai, kad, pavyzdžiui, kas yra unikorno statytojai, kas yra ten rainosero statytojai arba ten zebro statytojai, yra dar vienas modelis tarakono statytojai. Taip. Tai tarakonas toksai verslas, kuris labai gajus yra bet kam. Tai labai daug negražus, aišku, tas gyvūnėlis yra, tai taip nereikėtų sakyti, bet Lietuva kaip frugal žmonės moka ir visus šitus gyvūnėlius statyti ir ne visada reikia tik tą unikorną žiūrėti, kuris yra paremtas blitzscalinimu. Labai gerą temą palėtė, mūsų lietuvių mentalą ir tautybę. Jūs tik pasakykite mums, kad kažko mes negalim, tuomet palaikykite mūsų alų ir mes pasižiūrėsime, kur mes nukeliausime. Ačiū, aš pats pasilaikysiu savo alų ir padarysiu, ką turiu padaryti. Be abejonės, kalbant apie klaidas, keli tipiniai pavyzdžiai galbūt galėtų būti... Aš atsakiau co-founderių, pavyzdžiui, pasirinkimas. Tai vienas dalykas, kurį aš per vėlai išmokau kaip entrepreneris, tai kad komanda yra dinamiškas reikalas.
ar ne, ir komanda keičiasi toje kelionėje entrepreneurystės. Finansiniai poreikiai irgi keičiasi. Tu kartais gali išgyventi su milijonu, kartais su 100 000 metiniu biudžetu, ar ne, priklausomai nuo to, kaip tu valdai tuos finansus ir ką tu su jais sugebi padaryti. O iš kitų klaidų, tai vakar buvom tokiam susibėgime Bioteko, tai kalbėjom, kad ambicijos nebuvimas kartais yra viena didžiausių klaidų, nes... Čia ne klaida, čia gal situacija tokia yra ir jinai dažniausiai remiasi į tai, kad bet ką tyrinėdami, kurdami arba, tiesiog bandydami suprasti, ką su tuo galima padaryti, mes dėl savaime kartais suprantamų priežasčių viską vertiname per mūsų Lietuvos arba maksimum Baltijos šalių rinką. Ir mes galvojame, Estai ar Latvijai kažko neturi, tai aš čia jau esu unikalus. Bet tačiau konkuruojame, tai mes gerokai didesnėme pasaulyje, mes turime internetą, turime ryšius ir kiekvieną dieną galime bendrauti su pačiais didžiausiais šios planetos protais. Tad jeigu mes galime su jais kalbėtis ir bandyti spręsti užduotis, kodėl sprendimus mes grindžiame tik tais tuo, kas mums reikalinga čia ir dabar. Tai šiokia tokia globali ambicija tikrai yra svarbus dalykas, nes jinai šiek tiek praplečia akiratį, aš sakyčiau, kai tu matai didesnę problematiką arba matai didesnį potencialą, tau ir pačiam smagiau pradeda darytis, apsibrėžti, kas galėtų būti pirmas etapas, kurį galimai galima išspręsti jau kitąmet. Bet kalbant apie tuos 3 patarimus, man visą laiką kažkaip norisi sugrįžti prie taip vadinamo pitch decko esmės. Tai pirmas klausimas visuomet yra kodėl, antras klausimas yra kodėl tu, ir trečias klausimas, kas iš to. Arba kodėl man kaip investuotojui tai turėtų būti aktualu. Čia etapas. Tai Dominikai, kas yra inkubacija? Nes žmonės kiekvieną dieną susiduria su šio terminu, tai galėtum plačiau papasakoti apie tai. Inkubavimas tai tradicinė prasme yra kūdikėlių tempimas į gyvenimą. Tai panašiai kaip ir su startuoliais, kai dar nesi įmonė, galimai dar neturi UABO, bet turi komandą ir nori kažką daryti ir testuotis. Tai inkubatorius yra tas pradinis etapas kaip institucija, kur gali nueiti paprašyti pagalbos ir įsitikinti, ar to verta tą UABO dabar čia atidarinėti ar ne. O akceleratorius yra trupučiuką brandesnė programa, kada tu jau turi įsivertinęs, kad tikrai gali su savo įžvalga rinkoje kažką padaryti, nudirbti, uždirbti. Tada akceleratorius padeda tau greičiau judėti, užkariaujant tą rinką, vystant produktą ir testuojant savo hipotezes. Tai mes kaip fondas per 3 etapus praeinam: inkubatorius, akceleravimas ir seed fondas. Ir Eglė, gal nori papasakoti mums, kokią mes inkubavimo programą ką tik padarėm? Tai turėjom labai įdomią inkubaciją, kurioje turėjome daug žmonių iš medicinos profesionalų, daug žmonių iš gyvybės mokslų, tyrėjų, mokslininkų, ir buvo labai įdomu matyti, kokių idėjų ir kokių inovacijų jie patys atsinešė, ar tai buvo AI pritaikymas širdies ligų diagnostikoje, ar tai buvo tam tikrų bakterijų irgi nustatymų, visokios inovacijos, ar taip pat jau esamų, dėkim, naudojimų grybų auginimo naujovė, technologija nauja. Patiko prisiminimas iš mūsų kelionės į Nacionalinį vėžio institutą, kaip keliavom aplankyti vienos komandos, kuri savo Rusijoje turėjo kaip ir 3 inovacijas. Tai aš vis laik prisiminsiu, kaip mes susitikom tokiam hole, kuris irgi atrodo labai fainiai, kaip ir medicinos įstaiga, ir tada prasidėjo kelionė link Rūsio, kuriame ir slepiasi mūsų, nežinau, šalies protai. Grįžtant prie tos minties, kur mes prieš tai su Egle gvildenom, kad tam, kad vyktų inovacija ir jos komercializavimas, reikia maišyti burbulus. Tai mūsų paskutinis inkubatorius tą ir darė. Mes pasipartneriavom su Gyvybės mokslų centru, VU medicinos fakultetu ir Santaros klinikomis ir tiesiog paprašėm jų, kad padėtų mums identifikuoti ir padėtų mums surasti talentus jų viduje, kurie norėtų kažkokias tai inovacijas pabandyti vystyti. Ir surinkome apie 90 individų, virš 20 komandų, iš kurių 4/4 yra medicinos profesionalai medikai, 4/4 yra doktorantai arba moksliniai tyrėjai labai aukšto kalibro, ir juos per keletą mėnesių duodami visokius namų darbus, užduotis, hipotezių testavimui, bei tokį paspartintą, kaip mes juokaujame, Executive MBA, mokėm juos, kaip galvoti apie verslą. Ir to
išvadoje padarėm demo day, kur jie visi prisistatinėjo ir tą savo 20 idėjų pristatė, ką nuveikė per keletą mėnesių. Ir buvo nuostabu matyti, kad kai kurie žmonės išsiaiškino, kaip patentą aplikuoti ant naujos computer vision technologijos, kuri gali tam tikrus medicininius reikalus identifikuoti, kiti bioetikos leidimus aplikavo, gavo, kad galėtų dirbti su pacientų duomenimis, treti sugebėjo padaryti upsellą, ketvirti sugebėjo savo funkcinius grybus pritaikyti ilgamžiškumui ir naujo tipo substratą sukurti, ketvirti sugebėjo padėti pamatus pumpuriniai įmoniai, spin-offui, kuri padės padidinti transplantacijų skaičių, užblokuojant tą geną, kuris yra atsakingas atmesti donorystės organą, kada kraujo grupė netitinka. Ir be jokių kitų šalutinių efektų jie sugeba tiesiog sukurti super donorą, kuris galėtų būti pritaikomas daugiau žmonių. Tai vat tokie žmonės, tokio lygio žmonės atėjo į mūsų inkubavimo programą ir mes šiuo metu dėliojame planus, kaip toliau su jais dirbti, kad galima būtų išjudinti šitos profesionalus. O su Andrium labai mėgstam kalbėti apie istoriją, kada vienas medikas prisijungė į vieną iš mūsų sesijų vėluodamas ir atsiprašė, kad vėluoja 2 minutes, tol kol nusiminėjo pirštinės ir matėsi trupučiuko kraujo ant jo chalato. Ir paaiškėjo, kad jisai tiesiai po operacijos prisijungė į mūsų inkubatoriaus mokymus, dėl to, kad jam yra labai svarbu išmokti, kaip vystyti inovacijas ir pabandyti tą savo įžvalgas pritaikyti rinkoje. Tai kada tokie žmonės ateina į mūsų programas, mes matom, kad tikrai labai stiprus yra Lietuvoje ekosisteminė galia ir tas noras vystyti tas inovacijas gyvybės mokslų srityje ir dedikacija labai didelė. Tai vat tokie žmonės, medikai, nebijo daryti klaidų verslo kelionėje ir nebijo daugiau testuoti, nes vat jų nežinomybės tolerancija tai tikrai labai labai aukšta ir gerbiam ir su tokiais žmonėm norim dirbti. Tai jei esat medikas arba tyrėjas arba kažkokios kitokios profesijos specialistas, bet turit idėją garaže, tai ateikit pašnekėti. Vėl dar vienas call to action. Tai vienas galbūt pagrindinių patarimų yra geriausias laikas kažką kurti, jeigu ir atrodo, kad buvo prieš 10 metų, tai kitas geriausias laikas yra šiandien. Mes nepavargsime tai kartoti, o jūs pabandykite mūsų išgirsti. Kalbant apie rizikos kapitalą, kalbant apie tą mistinį daiktą gyvūną lakstantį miške, kuris dažnai vadinamas investuotoju. Investuotojas nėra pinigų maišas, investuotojai yra skirtingi, bet visų pirma, investuotojai yra tokie patys žmonės kaip ir jūs. Tiesiog jų darbas yra šiek tiek kitoks. Tai galbūt 3 pagrindiniai patarimai prieš kreipiantis į investuotoją yra kaip minimum pasidaryti keletą namų darbų. Atsidaryti LinkedIną, atsidaryti svetainę, pasiskaityti, į ką tas konkretus investicinis fondas investuoja, kas yra jų interesų lauke. Antras dalykas, ne tik pagalvoti apie tai, ką jūs kūrėte konkrečiai, bet dar ir pagalvoti, kodėl tam konkrečiam investuotojui tai turėtų būti įdomu. O trečias pagrindinis patarimas yra, net ir pamiršus tai, ką aš prieš tai sakiau, tiesiog kreiptis į tą investuotoją ir pažiūrėti, kas bus toliau. Tai apie patarimus plečiant savo pažinčių ratą profesinėme pasaulyje galiu pasakyti, kad reikėtų pradėti nuo to, kad nereikia bijoti. Eglė, kiekvienoje konferencijoje visi sako, kad eikit ir networkinkit. Ką tai reiškia? Eikit ir bendraukit ir susipažinkit su žmonėmis, kurie jums yra įdomus ir klauskit paprastų klausimų, nuo to, kaip sekasi, iki to, ką galite papasakoti apie savo daromą veiklą ir tikrai surasti žmonių, kurie jums sugebės ir padėti, ir patarti, ar gal netgi pasiūlyti susipažinti su kuo nors, kas taip pat galėtų jums taip pat padėti, ar gal netgi galėtumėt apsikeisti žiniomis ar patirtimis. Jūs papasakot daugiau apie mokslą, apie giliąsias technologijas, jie jums apie vystomą verslą. Man atrodo, 3 paprasti dalykai. Išmokit weaponizinti informaciją, tai daug googlinkit, daug šnekėkit su žmonėm, gaukit kuo daugiau feedbacko apie tai, ką darot, supraskit kontekstą, kuriame operuojat, ar kaip mokslininkai, ar kaip entrepreneriai. Antras, formuluokit kuo daugiau hipotezių ir kuo greičiau tas hipotezes testuokit. Ir trečias dalykas, nebijokit klaidų. Tai apie viską jau šiandien kaip ir pašnekėjom ir va taip ir išsigrynina tie startuoliai ir vis tiek tai yra labai ilga kelionė, maratonas, tai pasiruoškit 10 metų dirbti prie šito dalyko arba supratę, kad neveikia uždaryti ir judėti prie kitos idėjos, pasinaudojant savo pamokomis. Vėlgi, ne klaidos, o pamokos. Tai tiek pabaigai. Ačiū. Amen.